krikščionybė turi savo požiūrį į pinigus, į finansus, į jų turėjimą, į jų siekimą ir į jų valdymą. Ir nebūtinai visuomenė turi tai suprasti, nebūtinai nekrikščionys turi tai suprasti. Kartais mes krikščionys jaučiamės nemaloniai, kad mes vieninteliai taip žiūrim į pinigus arba mokomi žiūrėti į pinigus, o tuo tarpu mūsų nekrikščionys draugai arba tipo krikščionys draugai taip nemasto ir taip nesielgia. Ir mes sutrinkam ir galvom, nu tai kaip čia dabar taip yra. Bet tai buvo Jėzaus laikais, tai buvo visada. Mažoji kaimenė, Kristaus bendruomenė, Kristaus mokiniai, jie buvo kitokie. Tai juos ir išskyrė, tai juos ir padarė pasaulio šviesa, šio pasaulio druska, kad jie ne tik kitaip pasielgdavo kartais, ne tik kitaip kalbėdavo arba kitokios rūšies giesmės giedodavo, arba rankas pakeldavo tuomet, kai išlovindavo giesmėmis Dievą. Ne, jų visas gyvenimas, įskaitant ir požiūrį į pinigus, buvo kitoks.